Mielas mokytojas, sveikinu Jūs su mokytojų diena, linkiu Jums daug ištvermės. Perkos metu man dar ateis kabinetą, mokytoja iškart paprašė neatvykti pamoką, nes pagal jos zodiaką jinai šiandien negalėjo pyktis, tai kad tiesiog draugiškai praeitų pamoką be manęs. O prisimeni, kaip per Krikštynas ėjom krikštyti mokinių į klases? Taip, čia tas kartas, kai mokytoja pati paprašė, ar gali išprašyti mokytoją. Aš nesu labai linkus nešiauti uniformą, bet viena mokytoja yra labai gerai pasakęs, kad mūsų mokykla būtent ir ugdo būsimus lyderius ir daktarus ir dėl to ir verčia nešiauti uniformą, kad visą laiką turėtų žiauriai gerą įvaizdį susikūrę nuo pat mažens. Man patinka tokie mokytojai, kurie vidury pamokos tau sako tiesiog paimk, susirink daiktus ir išeik. Nu, aš pradedu viską kraunuosi, atsistoju, sako, kur tu eini? Ir ką man daryti tada? Svarbiausia šioje mokykloje? Neplaukti paviršiu. Mokykloje yra smagu. Bet dar smagiau, kai pamokoje taip sukabina, kad jau nebegali kvėpuoti. Aš labai gerai prisimenu, kai buvo Krikštynos ir B klasė kūrė šokį ir visa klasė šoko ir mokytojai šoko kartu su visais. Buvo tikrai nuostabi akimirka. Pas mus mokytojai tokie draugiški, kad net įžengdami į mokytojų kabinetą, pamatę tave, jie grįžta, pasisveikina ir tik tada grįžta į mokytojų kambarį. Mūsų karta ant tiek šakli, kad net mokytojai surinko langų rankenas. Nebūti galima, nemokėti negalima. Labai dėkojame mokytojams, kurie savo norų išleidžia per pertraukas į lauką pro duris. Ne žodžiais, o darbais mes šlovinam tėvynę. Mokytoja nedavė leidimo statyti kieme ir sakė, kad čia triperis. Bet čia ne triperis, čia mašina. Mokytojai, kiekviena diena be jūsų skleidžiamos šilumos bei šviesos nebūtų tokia turininga. Aš be galo džiaugiuosi pasirinkęs šią gimnaziją, nes po jos išliks patys nuostabiausi prisiminimai. Sveikinu mokytojas su mokytojų diena. Linkiu, kad mokytojo darbas būtų ne tik pareiga, bet ir pašaukimas, kad mokinių darbai vis džiugintų ne tik mokykloje, bet ir po mokyklos, kad jie daug ką pasiektų. Taip pat linkiu, kad jūsų darbas būtų įvertintas. Kartais jūs pykstat, kartais jūs nervinatės, kartais jūs nebešnekat su mumis, kartais jums reikia širdies lašiukų dėl mūsų kažkokių poelgių, bet dažniausiai tai jūs mus mylit, gerbėt, mus įkvepiat ir palaikot. Ačiū Jums už tai.